Au. Sveiki visi, šiandien aš grįžau ir vėl į YouTube su kitu vardu, su kitu profile picture ir su kitu baneriu. Kaip, nežinau, kaip Kaspysijus. Gerai. Tai šiandien reitins mamės Lietuvos YouTuberis, nes aš nesugalvau, ką daugiau daryt mum. Tai, karočią, einam reitint YouTuberis. Pažiūrėkite mano geriausią intro, kokį aš esu sukūręs. 2, 1, drop it. Nu gerai, sveiki atvykę į renkinam Lietuvos YouTuberius. Kažkas man rašo. Gerai, kas čianai? Children or heroes? Of heroes. Gerai, čia tikrai mes niekam nedoneitinsime, nes aš neturiu tiek pats pinigų. Gerai, pirmas YouTuberis yra Edvis. Jį vaikai žiūri, bet tas pats galioja ir man iš tikrųjų, nes mano jaučiu daugiausiai žiūrėtojai yra 5-mečiai. Nu tai jaučiu Edvis eina į šūdas. Nes jis yra šūdas, jį nieks nemėgsta. Bet aš nežinau, kaip jis turi, jaučiu beveik jau 100 000, ar jis jau turi 100 000. Aš neįsivaizduoju, nes aš jo nežiūriu. Gerai. Martas Bankevičius. Gerai. Tai Martas Bankevičius. Jaučiu. Martas Bankevičius. Oi, atsiprašau. Martas Bartuševičius. Eina, aš nežinau, aš jį visai kartais žiūriu, nežinau, visai įdomus man kartais jis yra, tai einam, gal dedam į gerą sritį, nes iš tikrųjų geras. Va čia jau Martas, aš nežinau, Martas, jo nežiūriu, aš net nežinau, ką jis daro, aš žinau, kad jis kažką ten su dronais daro, tai dedam į, nežinau, tiesiog gal dedam į normalus, nes aš tai nežiūriu labai daug. Na, turim kažkokį tai internetą čia. Aš iš tikrųjų net nežinau, kas čia yra, reikia eit pasigūglint. Aidis. Čia tas Aidis. Tai nežinau. Aidis eina tiesiog į normalus, nes man jis nelabai patinka. Kas čia? Čia Domonautas. Nu tai Domonautas. Domonautas visą laiką turi Domonautas gal bus mūsų pirmas. Labai gera. Palatka. Nu karočią, einam toliau. Čia turim jaučiu pono Akiniuotį. Ponas Akiniuotis jau čia eina į tiesiog nes aš net neįsivaizduoju, kas čia yra. Taip pat ir su šituo bičiuku, kas čia yra. Talžūnas Andrius. Talžūnas Andrius man visai patinka. Nu, jis nėra labai jau blogas, bet jis nėra geras. Tai einam į normalus įdedam. Kas čianai? Gerai, čia dar turim kažkokį dalyką, kur aš nežinau, bet svarbu pastengį su šita profile picture. Man labai patinka profilinė šita, tai jinai labai geras. Irgi labai gera profile picture, irgi jinai labai geras. Palauk, aš pamiršau, kaip šitas vadinas. Čia jaučiu lageris? Nu, nežinau, lageris tiesiog, ne. Enoksas, jį irgi, žinokit, vaikai žiūri, kaip ir manį, bet, tipo, nėra ko man čia skūstis, nes manį tik irgi vaikai žiūri. Nu, tai dedam į, gal kokį normalų dedam, nes jį aš anksčiau žiūrėdavau, bet dabar jau nebežiūriu nei kiek. Dabar turim Tomuksą. Tomuksas yra iš tikrųjų YouTuberis, kuris moka kažką padaryti. Jis labai gerai daro videosus. Tai jaučiu, čia bus mūsų pirmas geriausias YouTuberis. Labai gerą video, rekomenduoju pasižiūrėti. Tada turim Fortnite'ą. Aš nemėgstu, šiaip žinokit, Fortnite'ą, tai gal aš dedu į šūdas. Oi, o tai čia ponas Akiniuotis. Tai kas čia? Pala. Gerai, šitą išmetam, šitą poną Akiniuotį dedam į tiesiog ne. Turim Gustą, čia jaučiu tas Gustas, kuris Robloxą žaidžia. Ai ne, tai kas čia tada? Čia, nežinau, čia blemba biškį taip maišosi.
Kodėl čia turėjom poną akiniuoti ir čia poną akiniuoti? Pala, kur tas poną? Ai va, čia poną akiniuoti, čia turim gustą ir čia turim gustą. Palaka. Gerai, dedam gustą į... Net nežinau, ką jis daro, tai dedam į šūdas. Tada turim... neįsivaizduoju, kas čia yra. Irgi dedam į šūdas. O, va šitas tai visai normalus, aš jo vardą pamiršau jau. Bet jis jaučiu normalus. Į būdą, nu aš tipo jį žiūrėdavau. Tai va. Aina jisai tiesiog, ne. Kas čia per dalykas? Pala, reik pasigūglint man. Gerai, iš tikrųjų bandžiau suras, kas jis yra toks. Nėra idėjos, kas jis iš tikrųjų, aš neradau jo niekur. Tai eidam į šūdas, atsiprašau, ir čia turim kažkokį dar ryklį, irgi nežinau, kas čia yra. Ir tada turim jaučiu vieną iš blogiausių youtuberių žemėje. Čia šerifas. Tai aš nežinau, iš tikrųjų, aš ją beveik nei kiek nežiūrėjau, bet aš žiūrėdavau truputėlį. Nu tai gal dedam į tiesiog ne, nes aš biškį žiūrėdavau. Ir tada eina... O ne. Gerai, praskypinam šitą. Yra Fukseris. Man iš tikrųjų Fukseris normalus. Tai jis jaučiu draugauja su šituo youtuberiu, aš pamiršau kaip ir vėl jis vadinasi, jaučiu Tomuksas. Nu tai Tomuksą, jo. Tai Fukseris eina, aš jį kartais žiūrėdavau. Nelabai palauk, aš pamiršau kaip jisai vadinus. Na aš tipo žinau šitą žmogų, bet koks jo vardas, aš neįsivaizduoju. Tai aš nežinau, aš jį žiūriu, dar vis kartais žiūriu. Tai yra jis visai geras iš tikrųjų. Tad turim kažkokį tai leliuką čianai, matosi. Jaučiu, jam negalima YouTube'int, tai eidam šūdas, nes iš tikrųjų nežinau. Ir var einam jaučiu į vieną iš geriausių YouTuberių. Yra Mr. Begedis, dabar tai aš jų nei kiek nežiūriu, bet anksčiau žiūrėdavau visą laiką. Visą laiką žiūrėdavau. Vedam į geriausią YouTuberis. Nežinau, kas čia. Kas čia iš vis? Nežinau, aš iš tikrųjų, kas čia per dalykas, čia atrodo kaip kažkoks Seimo dalykas, aš nesuprantu. Tada turim vieną iš irgi geriausių youtuberių, kurį aš vis dar žiūriu ir žiūrėdavau, jau nežinau, žiūriu gal 6 metus, jisai vienas iš geriausių youtuberių. Tai dedam pirmoj eilėj geriausią youtuberių. Čia Martas? Nežinau. Martas man visai patinka, dedam Martą prie Marto, oi pala ne, prie telefono šitą Wi-Fi'us nededam. Turim Judzikas man visai patinka, nemeluosiu, jis visai geras, aš jį kartais dar žiūriu, tai dedam į geras. Aš jau pamiršau kaip jis vadinas, bet jisai iš tikrųjų gera, bet jis iš tikrųjų visai geras. Tada turim... nežinau, čia ir jo kažkoks Fortnite update'as, irgi nežinau, dedam šūdas. Tada turim Vaidotas, tai aš nežinau, jei aš pasakysiu, kad jis yra šūdas, jaučiu, mani visi subscribins, tai jaučiu turiu sakyti, kad jis yra geriausias YouTuberis, nors jis taip turėtų būti čianai, juokauju, gerai. Čia Stovas ar tas Antanas, jo, Antanas čia. Tai čia Stovas, jo, čia Stovas, tai aš jo nežiūriu nei kiek tai, bet aš žiūrėtų truputėlį, nu tai tiesiog nebus. Kas čia? Trečia lentyna, aš nežinau, aš labai žiūriu trečią lentyną. Čia yra vienas iš geriausių youtuberių, kokį jūs galėjot sukurti iš tikrųjų. Tai dedam į geriausias youtuberius, tada turim Lietuvos Respubliką, gerai. Dedam Lietuvos Respubliką į normalus, nes man jis kartais patinka. Tada aš net nežinau, kas čia yra per dalykas. Irgi dedam į šūdas. Tada čia yra ta Talžūnas Andrius Meraga. Tai aš nežinau, iš tikrųjų veik nežiūriu. Tai dedam į irgi gal šūdas dedam. Tada mes turim, kaip tik turim rožinį šūdą, tai jam reikia į šūdą eiti. Čia ne Kukirinas tas? Nejaučiu. Gerai, nu gal dedam Kukiriną į tiesiog ne, nes aš jį žinau iš tikrųjų. Gerai, turim čia Stovajot, kur dedam čia Stovajot, turbūt, kad labai gerą dedam, nes iš tikrųjų geras. Ir mes turim kažkokią čianai beždžionę, tai beždžionė eina į šūdas. Ir tada turim Martas, ne Mantas. Nu tai Mantas arba Martas eina į labai geras, nes aš jį mėgstu. Ir dar turim čia kažkokį, tai čia atrodo kaip tie iš App Store, kur atsisiunti ir tipo ten vaikam moko, ten raidės, skaičius. Nu tai net nežinau, kas čia yra. Turim Styžą, čia šitą su Enoxu, kur žaidžia. Nu tai dedam
Stiksą į tiesiog ne. Tada turim šitą, aš nebeatsimenu, kas iš tikrųjų yra, bet aš jį žinau, tai dedam į gal normalus. Ir turim pano akiniuočio kloną, kuris dabar eina iš šūdas. Ir mes pamiršom, žinokit, vieną gerą youtuberį. Gerai, turbūt, kad dabar jau sutvarkiau šitą listą. Nu ir turim kažkokį čianai jaučiu Kaspysijų, tai jis eina jaučiu į geriausias youtuberis. Viskas, mūsų terlistas pabaigtas. Dėkit nuomonę, su kuo jūs nesutinkat, ar kas šitie visi yra, nes aš nežinau, aš tik žinau šitą Fortnite, nu gal Fortnite pakeičiam, tiesiog ne. Nu ir rašykite į komentarus, ką aš suklydau ir kas turėtų eiti aukščiau ir kas turėtų eiti žemiau. Palaikinkit šitą video, nes dabar man, nežinau, labai prastai su pinigais. Nu, iš tikrųjų, net aš jaučiu, net negausiu pinigų dėl šito video, koks šūdas čia bus, bet tikiuosi, jums bus labai geras vakaras ar diena, rytas, nežinau. Ir viso gero, žmonės, ate. Drop it.